Jungtinės Amerikos valstijose ir šitam dokumente kalba apie tai, kad Europa praranda savo vakarietišką identitetą, prarasdama laisves, prarasdama teises ir kelia klausimus apie Europos civilizacinį identitetą ir savarankiškumą, būtent dėl praradimo šitų teisių ir laisvių ir nukrypimo į kraštutinės kairės ideologiją. Apie baltarusiškus kontrabandinius balionus ir apie Lietuvos nacionalinį saugumą kartu su Jungtinių Amerikos nacionalinio saugumo strategija. Pradėsiu nuo pastarojo. Labadiena. Seimo nario ataskaita ir apžvalga praeitos darbo savaitės yra susijusi su komandiruotė Jungtinės Amerikos valstijas. Visų pirma, susipažinti su turbūt svarbiausių pastarųjų metų Jungtinių Amerikos valstijų dokumentų, tai yra nacionalinė saugumo strategija. Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo strategija. Iš pirmo žvilgsnio tai yra vienos iš valstybių, jai pačiai visų pirma svarbiausias dokumentas, nukreiptas tiek į išorę, tiek konstatuoti kitiems tarptautinių santykių žaidėjams, kaip elgsis Jungtinių Amerikos valstijų administracija. Iš kitos pusės, nukreiptas ir į vidaus vartojimą, kabutėse, tai yra, turiu minty, vidaus administracijos tarnautojus, kad jie tiksliai žinotų, ko iš jų nori ir kur ir kaip veiks Jungtinių Amerikos valstijų administracija vadovaujama prezidento Donaldo Trumpo. Girdėjau pareiškimus apie tai ir klausimus apie tai, ar tai yra privalomas ar neprivalomas dokumentas. Taip, tai nėra privalomas dokumentas, jis neturi teisinės galios, bet jo politinė galia yra daugiau negu reikšminga dėl to, kad nuo to politinio dokumento realiai jisai parodys ir visos Jungtinių Amerikos valstijų veiklos kryptį. Rodys Jungtinių Amerikos valstijų administracijos nusistatymą ir veiklą vienu ar kitu klausimu. Kuo tai yra įdomus dokumentas ir unikalus, aš pasakyčiau, tuo, kad jis yra labai trumpas. Jisai yra 30 kelių puslapių tik tai apimties, todėl jis yra labai koncentruotas, nesakantis, kaip anksčiau po 100 puslapių ir daugiau būdavo panašios nacionalinės strategijos spausdinamos. Jose būdavo iki detalių nueinama, iki gyvendinimo priemonių ir taip toliau. Čia šitas iš tiesų dokumentas yra strateginis, strategiškai sakantis, kur, į ką ir kaip reikėtų nukreipti dėmesį ir kuo jis yra svarbus Lietuvai. Nes paklausite, natūralus klausimas iš karto kyla. Dokumentas parengtas vienos iš užsienio valstybių, Jungtinių Amerikos valstijų. Jame akivaizdu, kad atsispindi ta prezidento Donaldo Trumpo pagrindinė idėja America First, tai reiškia Amerika pirmiausiai ir kodėl jis turėtų būti įdomus Lietuvai. Atsakymas paprastas. Iš kelių dalių vėlgi galima atsakymą pateikti. Pirma, Jungtinės Amerikos valstijos yra vienintelė pasaulio valstybė šiuo metu fiziškai galinti užtikrinti Lietuvos saugumą. Mano supratimu ir visos ES saugumą. ES pati savo saugumą užtikrinti šiuo metu dėja negali ir tas matyti iš derybų, kurios vyksta taikos derybų tarp Ukrainos ir Rusijos, kur ES bando sėstis prie derybų stalo, bet Jungtinės Amerikos valstijos, taip švelniai pasišaipydamos parodo, kad dėja jūs neturit tokios galios, kad galėtume diktuoti sąlygas. Žinoma, į Europos perspėjimus, į Europos argumentus yra atsižvelgiama, stengiamasi atsižvelgti, tačiau vis tik tai galios Europą, nei karinės galios, nei ekonominės galios dėja Europos šiuo metu neturi ir tai labai akivaizdžiai yra jai parodoma, neprimant net prie derybų stalo. Ir tai yra labai liūdna, kad didžiausia vartotojų rinka, išties didžiulė ekonomika, po 2011 metų, jeigu žiūrėti trajektoriją, kaip ji atrodė kitų didžiųjų ekonomikų, pasaulio ekonomikų kontekste, tai ES nuolat krito žemyn
ir išties iš labai pakankamai galingo pasaulio gamintojo ir vartotojo dabar dėja tapo tik tai reikšmingų vartotojų, bet jau su gamintoju ir Europą kaip galinga tikrai užleido vietą tiek Jungtinės Amerikos valstijoms, tiek Kinijai, tiek ir jau turbūt konkuruoja tik jau su kitomis pasaulio galiomis. Tai štai pirmas dalykas, kad Jungtinės Amerikos valstijos, kaip sakiau, yra pagrindinis ir vienintelis saugumo garantą nešantis, galintis atnešti ir užtikrinti valstybė. Iš kitos pusės tas dokumentas yra svarbus tuo, kad Jungtinės Amerikos valstijos apskritai pasaulyje yra pirmoji arba antroji ekonomika priklausomai pagal tai, kaip skaičiuosim. Galima skaičiuoti, kad Kinija jau yra aplenkusi tam tikrais rodikliais Jungtinės Amerikos valstijas, kitais rodikliais skaičiuojant Jungtinės Amerikos valstijos vis dar išlaiko pirmavimą. Ir todėl tokios reikšmingos pasaulio galios dokumentas nukreiptas į geopolitinius santykius, visų pirma, į santykius su kitomis valstybėmis, su kitomis pasaulio galiomis, yra ypatingos svarbos ir ypatingos reikšmės. Kaip ir Kinijos dokumentas panašaus turinio, jeigu toks būtų reikšmingas aiškintis, ką ketina Kinija ir kaip elgtis, taip ir Jungtinių Amerikos valstijų, kurios visą laiką buvo Lietuvos sąjungininkės ir bent jau iki šiol padėjo Lietuvai užtikrinti tikrą nepriklausomybę ir ją kol kas Jungtinių Amerikos valstijų dėka mes gebėjome išsaugoti. Šitas dokumentas dar ir trečiuoju aspektu yra labai svarbus, ypatingai Lietuvai, tai yra, kad Lietuvos politikai ir Lietuvos valdžia sugebėtų įsiklausyti ir girdėti tai, ką daro pasaulinės galios, ypatingai tokios, kurios užtikrina mūsų gynybinį pajėgumą. Ir reikia nepamiršti, kad Jungtinių Amerikos valstijų čia ir kariai yra Lietuvoje, karinis kontingentas, ten kilo klausimo, ar jis bus toks išlaikomas ar netoks. Panašu, kad Jungtinės Amerikos valstijos išlaikys tą patį kontingentą Lietuvoje, koks yra brigados lygmenyje. Čia Lietuvos valdžiai reikėtų pagirimo žodžius pasakyti, kad iš tiesų Lietuva pasiūlė tokį paketą ir pasiūlė susimokėti už tam tikras paslaugas, kurias atlieka čia Jungtinės Amerikos kariai būdami ir patiria kokias sąnaudas. Tai mano supratimu, tai logiškai padarytas veiksmas ir atrodytų, kad Jungtinės Amerikos valstijos neketina mažinti čia karių buvimo Lietuvoje. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas, kad Lietuva dėja labai dažnai neįsiklauso į tai, ką kalba Jungtinės Amerikos valstijos, kaip elgiasi ir Lietuva neretai nesugeba pakeisti savo politinio veikimo tą kryptimį, kuri būtų racionali ir Lietuvai ir atsižvelgtų į mūsų pagrindinių partnerių interesus. O reikėtų vis tik tai statyti taip, kaip Jungtinės Amerikos valstijos prezidentas Donaldas Trumpas kalba America First, tai lygiai taip pat Lietuva turi būti pirmiausia. Ir atsakant, kaip Lietuvą pirmiausia matyti, reikia įsiklausyti į interesus savo pagrindinių partnerių ir rasti atitikti savo ir pagrindinių partnerių interesus ir tokiu būdu formuoti savo politiką. Deja, taip nevyksta, kaip žinot, su Baltarusija mūsų veikimas, aš trumpai jį pavadinčiau nesusipratimu. Apie tai bus antroji dalis šio įrašo, o kol kas dar grįžtų prie nacionalinio saugumo strategijos Jungtinių Amerikos valstijų ir labai trumpai aš ją apžvelgsiu ir po to pateiksiu įrašą iš Jungtinių Amerikos valstijų apie Baltarusijos klausimą ir kaip, mano supratimu, dėrėtų vertinti, kodėl Lietuva elgiasi būtent taip ir kieno ir kur čia tikslai padėti. Taip pratęsiu apie nacionalinio saugumo strategiją. Turbūt svarbu atkreipti dėmesį į Jungtinių Amerikos valstijų akcentus. Tai pirmą akcentą Jungtinės Amerikos valstijos deda į vakarų pusrutulį, tai yra į Šiaurės ir Pietų Ameriką, natūralu. Jungtinės Amerikos valstijos nacionalinio saugumo strategija sako, kad jos užleido Pietų Ameriką kitų įtakai ir dėja ten, kur jų svarbiausias interesas, jie dėja jo nedėjo tiek akcento ir ten labai aiškiai akcentuojama, kad Jungtinės Amerikos valstijos ketina sugrįžti į
vakarų pusrutulį ir turėti ten patį pagrindinį akcentą geopolitinį. Na, akivaizdu, kad turima minti tiek Kanada Šiaurės Amerikoje, na, tiek ir turi minti Pietų Amerikos daugelį valstybių, kurios gali net ir kelti grėsmę Jungtinėms Amerikos valstijoms, atsimena dėl migrantų iš Meksikos ir panašiai, tiek ir dėl narkotinių medžiagų, kurios dabar tampa didžiulė problema Jungtinėse Amerikos valstijose ir Donaldas Trumpas kovoja ypatingai su šitomis dviejomis problemomis iš Pietų Amerikos. Tai štai pirmas akcentas ten, antras tai yra Indijos ir Ramiojo vandenyno regionas. Čia kalba žinoma eina apie Kiniją, čia kalba eina ir apie Taivaną ir su tuo susiję strateginiai klausimai. Taigi Jungtinėm Amerikos valstijoms šitas regionas yra numeris 2. Numeris 3, tik numeris 3 lieka Europa. Ir įdomiausia, kad Europai, pacituosiu vieną sakinį ir suprasite, koks yra pagrindinis elementas. Amerika sako, kad Europai svarbiausia išsaugoti laisvės ir saugumą. Kad Europa pati išsaugotų laisvės, žmonių teises ir laisvės, na ir kad Europa užsitikrintų savo saugumą, atstatydama europinį civilizacijos pasitikėjimą savimi ir vakarietiškų identitetų. Toks galbūt ne visai gražus vertimas, bet aš čia iš anglų kalbos tiesioginį vertimą vietoje jums pateikiu. Kitaip tariant, Jungtinės Amerikos valstijose ir šitam dokumente 3 vieta Europoje tik tai, bet kalba apie tai, kad Europa praranda savo vakarietišką identitetą, prarasdama laisvės, prarasdama teises ir kelia klausimus apie Europos civilizacinį identitetą ir savarankiškumą, būtent dėl praradimo šitų teisių ir laisvių ir nukrypimo į kraštutinės kairės ideologiją. Dokumentas persmelktas šitų pamokymų Europoje. Na ir 4 vieta yra viduriniesiems rytams, tik 4 vieta. Amerika atsitraukia iš to regiono, mano, kad tas regionas turėtų būti perduotas vietos galioms ir jos pačios turėtų tvarkytis ir apskritai nebekalbėti ir mažiau dėti pastangų ir resursų į tą regioną. Kas įdomu yra, vėlgi Amerika keičia savo požiūrį ir nebenori kalbėti apie visų pasaulio valstybių demokratizavimą. Tas buvo toks akcentas ankstesnėse nacionalinio saugumo strategijose. Valstybės turi būti tokios, kokios jos yra. Valstybės turi veikti pagal tas sistemas, kurias jos turi, o Jungtinės Amerikos valstijos turi užtikrinti žmogaus teisės ir laisvės tą apimtimi, kurios yra svarbios Jungtinėm Amerikos valstijoms. Ir tas buvęs demokratizavimo procesai, kurie buvo tokie būdingi, beje, ir Lietuvos Baltarusijos atžvilgių, vykdomas nuo turbūt 2019 metų, nuo šitos strateginio principo Jungtinės Amerikos valstijos labai aiškiai atsitraukia ir kalba apie sugyvenimą, kalba apie verslo ryšius daugiau, apie turimą minti verslo ryšius, tai reiškia ekonominiai santykiai tarp tautų, tarp valstybių, tai tampa svarbiausiu akcentu, o ne kažkokie tai demokratizavimo procesai, kurie neretai nepavyksta ir neretai tik tai sukelia didesnius konfliktus ir po to palieka išdegintos žemės tokią alegoriją tose valstybėse. Tiek įžangos apie nacionalinę saugumo strategiją, dar apie ją kalbėsiu, stengsiuosi ir Seime, kad apie ją būtų kalbama. Bandysim, dėsiu pastangas, kad ji būtų kuo labiau išgirsta, nes iš tiesų, mano supratimu, ji stipriai keis ir privalės pakeisti tiek Lietuvos kalbėseną, tiek Lietuvos elgseną tarptautiniuose santykiuose. Na ir dar įdomesnis yra, apie ką reikės daug ir daugiau kalbėti ir atskirą, galbūt net temą paskirti, santykis ES ir Jungtinių Amerikos valstijų. Turbūt visiškai neseniai girdėjote net ir tokius pareiškimus, kad toje nacionalinės saugumo strategijoje galima įžiūrėti, kad Jungtinės Amerikos valstijos netgi atakuoja pačią Europos Sąjungą dėl jos vertybinių elementų, dėl jos praradimo vakarietiško laisvių, vakarietiškų teisių, tikslų
ant kurių pagrindų buvo ir pastatyta visa Europos Sąjunga. Bet prie to sugrįšiu, o dabar pereinu prie klausimo, kuris man labiausiai rūpi ir kuris arčiausiai yra dabar mūsų, tai yra Baltarusijos, ir kviečiu persikelti į Vašingtoną, iš kurio dariau tiesioginį reportažą apie tai, kas mano supratimu svarbu Baltarusijos aspektu žinoti ir kieno interesai yra Baltarusiją veikti. Sėkmės tolimesnio žiūrėjimo. Trumpas įrašas apie baltarusiškus kontrabandinius balionus ir apie Lietuvos nacionalinį saugumą kartu su Jungtinių Amerikos nacionalinio saugumo strategija. Pradėsiu nuo pastarojo. Amerikos nacionalinio saugumo strategija buvo priimta 2025 metais po 8 mėnesių, kai Trumpas tapo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Tuo tarpu Lietuvoje tebegalioja 2021 metų nacionalinio saugumo strategija patvirtinta Seimo. Kitaip tariant, naujasis Seimas jau metus dirba su dar konservatorių 21 metais patvirtinta nacionalinio saugumo strategija. Ir jeigu jūs paskaitysite tą strategiją, tai joje parašyta, kad Lietuvos tikslas iki 2030 metų pasiekti 2,5% nuo BVP gynybai. Šiuo metu mes jau visi žinome, kad kalbame virš 5%, 5,38 tvirtinamo biudžeto. Bet nacionalinio saugumo strategija 21 metų, kuri galioja, kuri yra nepakeista, tebėra sakinys apie 2,5% gynybai nuo BVP. Pirmoji pasaulio ekonomika per 8 mėnesius sugeba pakreipti šalį, priimti strateginį dokumentą. Mes per metus dar net negirdėjau, kad būtų pradėta svarstyti toks dalykas. Ir Lietuvos nacionalinio saugumo strategijoje yra šiek tiek ir dėmesio skirta Baltarusijai, bet tik tai tiek, kiek tai buvo aktualu 21 metais. Keli sakiniai, bet tik tai tiek praktiškai, kad mes sieksime demokratizuoti Baltarusijos režimą. Taškas. O klausimas yra daug rimtesnis, ypač po to, kai prasidėjo vadinamoji Baltarusijos kontrabandinių balionų hibridinė ataka. Beje, Valstybės saugumo departamentas iki šiol Seimo nariams nėra pateikęs jokių duomenų, jokių įrodymų, net ir prielaidų rimtesnių, kad tai iš tiesų yra hibridinė ataka. Nors tiek vyriausybės sprendimuose, tiek dabar įvedus nepaprastąją padėtį, kalba eina apie tai, kad akivaizdu, čia yra hibridinė ataka. Manytina ir tikėtina, kad Baltarusijos režimas žino apie tai, kas vyksta, bet duomenų kažkokių tai aiškių pateikta nebuvo. Priešingai nei kad buvo akivaizdu, kai buvo vykdoma migrantų hibridinė ataka. Akivaizdu, kad hibridinė ataka su migrantais iš Baltarusijos pusės. Dabar tokių duomenų neturim, bet garsiai kalbam apie hibridinę ataką. Bet pradedu nuo pradžių. Kontrabandinių cigarečių Lietuvoje nuolat buvo apie 1/4 visoje rinkoje. Tai buvo nuolat nuo pat nepriklausomybės laikų. Tai nesikeičia. Kai daromi tyrimai, ypatingai prie teisėsaugos institucijų, tai vadinama šiukšlių dėžių tyrimai, tai ten reiškia cigarečių pakelių tyrimai tuščių, tai ten kontrabandinių cigarečių netgi daugiau priskaičiuojama, galimai iki 1/3 vartojamos kontrabandinės cigaretės. Ir tai buvo nuolatinis dalykas. Balionai irgi jau žinoma yra nuolat skrido į Lietuvą, po to, kai buvo nutiesta ta vielos tvora. Ir balionai skrido, niekas nedarė iš to didelės tragedijos ir staiga šį rudenį, šitas balionų skrydžiai tapo pavojingi Lietuvos aviacijai, civilinė aviacijai visų pirma. Kodėl būtent šį rudenį? Ir kas atsitiko tokio? Tik uždarius sieną, beje, nepranešus tinkamai niekam, nei Lietuvos vežėjams, nei pasižiūrėjus jau kažkokių tai pasekmių rimtų, koks gali būti Baltarusijos atsakas, uždaroma siena, paskelbiama, kad tai yra hibridinė ataka, net nepasidėrėjus ir nepasikalbėjus su Baltarusijos puse. Baltarusai veikia ir nusprendžia imtis atsakomųjų veiksmų, sulaiko mūsų vežėjų vilkikus. Daugiau negu 1000 ar 1500 vilkikų su puspriekabėmis sulaikomi yra Baltarusiai ir jie neišleidžiami. Mano supratimu, Budrys neapsiskaičiavo, jo noras buvo būti dėmesio centre ir dėmesio centre būni tik tada, kai esi karo stovyje arba kai konfliktuoji su kažkuom. Tai tik buvo nesuskaičiuota vienas dalykas ir apsiskaičiuota tai, kad šitas tarptautinis veiksmas
jisai turės ir pasekmės. Ir štai pasekmės buvo tokios, kad iš užsienio politikos viskas perėjo į nacionalinę politiką, dėl to, kad tai pradėjo kenktis į Lietuvos verslams. Ir viena iš labai sėkmingų ES mes antroji, pirmose, trečiose vietose buvome pagal pervežimus transporto paslaugų sričiai. Keisčiausia yra premjerės Ruginienės reakcija, kuri vietoj to, kad suprastų, kas čia vyksta, visiškai pasidavė Budrio pozicijai, atidavus yra į užsienio politiką, nekalvodama apie tai, kad ta užsienio politika tuoj pat taps vidaus politika. Ir tai kirto premjeriai labai stipriai į reitingus. Aš manau, kad premjerė jau dabar realiai turi didžiulės problemas išsilaikyti ir parodyti savo galimybės eiti pareigas toliau. Ir daug kas reiškia tokios abejonės, ar jį geba susitvarkyti ir geba priimti sprendimus savarankiškus, apgalvotus. Reikėtų pradėti dėrėti su Baltarusija dėl gal su Amerikos pagalba, dėl vilkikų susigrąžinimo. Amerika siūlo tokią pagalbą, jis siunčia signalus. Pirma, Budrys išsikviečiamas pas valstybės sekretorių Rubio, pasakomas jam aiškiai, kad reikėtų atidaryti sienas. Budrys grįžęs dar truputėlį pasimaivo, taip švelniai tariant, ir galų gale atidaro sienas, bet įdomiausia tai, kad sienų atidarimas nebuvo susietas nei su mūsų vilkikų sugrąžinimu, nei su balionų, kontrolė didesnė, kontrabandinių balionų didesnė kontrolė Baltarusijoje. Nieko, tiesiog atidarė. Kas vyksta toliau? Prezidentas Nausėda gauna laišką iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mano įsitikinimu, kad ten yra lygiai tas pats pasakyta, ką jau pasakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Baltarusijoje, pasakęs, kad jūs turite atidaryti sienas, pirmą ir antrą jūs turite dėrėtis ir susitarti su Baltarusija. Tai štai tokia ta Lietuvos nacionalinis saugumas ir Lietuvos rūpestis paprastai žmonėmis. Amerikos nacionalinio saugumo strategijoje pagrindinė tezė yra pagalba žmonėms ir rūpestis jų gerovė, tame tarpe ir verslams. Pas mus liko ta vadinamoji vertybinė politika, užsienio politika ir užsienio politika su kėdais, kuri vietoj to, kad dėrėtųsi, kuri vykdytų diplomatiją, užsispyrusi vien tik tai tam, kad būtų ryškesnė užsienyje, o Lietuvoje mes atnešame vien žalą. Tiek iš Jungtinių Amerikos valstijų, visiems sėkmės ir iki sektorių.